O šiandien taip pat viena iš anonsuotų temų, kad ir tinklaraštininkė, ir įvairių renginių organizatorė, ir komunikacijos specialistė, ir visa kas Kornelija Anelauskaitė visai neseniai pristatė debiutinę dainą Mudviejų pasiliksiu ir turbūt ne vieną nustebino tokiu momentu, apie tai tikrai pasikalbėsime ir Kornelija yra mūsų studijoje ir tie, kurie dabar įsijungtų portalą LRT LT, LRT radiją, tai Kornelija galėtų ne tik tai girdėti, bet ir matyti. Labas, Kornelija. Labą dieną. Tai man iš karto norisi klausti, kaip ir sakiau dar prieš eterį, kad žinau tave atrodo jau kuris laikas ir matydavau ir viešoje erdvėje ir visiškai nieko apie tai, kad tu tik tai tiesiog kad myli muziką, žinoma, bet kad pati kuri muziką net nebūčiau niekada pasakiusi. Tai turbūt ne mane vieną nustebino tai. Tikrai taip, aš slėpiau šitą faktą apie save ilgą laiką ir žinojo ten pradžią tai tik tėvai tą didelę svajonę, tada kažkam iš artimiausių draugų užsiminiau, kad ją turiu ir labai ilgai brendau iki to, kol galiausiai kažkaip sugebėjau patikėti savim, čia buvo esminis man dalykas ir išdrįst. Tai tikiu, kad kas visai nieko nenujautė arba nenugirdo, tai turėjo galbūt šiokia tokia nuostaba. Kornelija, kiekvienas iš mūsų, kas buvo prisilietęs prie muzikos, lankė muzikos mokyklą ir kažką, bandydavo vaikystėje jau kurt dainas. Tai tos pirmosios dainos jūsų jau sukurtos yra dar vaikystėje, ar čia būtent tai, ko mes klausysimės, yra pats pirmas jūsų blynas? Nes sunku patikėti, manau, kad kokių 8-9 metų irgi kūrė dainas. Kai lankiau muzikos mokyklą, tikrai kūriau ir buvau sukūrusi keletą kūrinių, bet kadangi mano muzikos muzikinės mokyklos patirtis nebuvo pati gražiausia, lengviausia ir sklandžiausia, tai ta kūryba buvo numesta. Nes vaikui patirt kažkokį, tokį atmetimą arba tiksliau atsidurti atsimušti į sieną prilygsta, vadinasi, nieko čia verta. Tai buvo sugroti šiaip tie kūriniai, aš atsimenu, grojau keletą kūrinių su tėvais koncertuose, nes viskas buvo ant fortepijono parašyta ir kadangi, kaip ir minėjau, vadovausi ilgai iš tų trauminių patirtėlių, kažkaip lipdžiau ir sulipdžiau dabar šitą kūrinį ir bus ir mini albumas. Ar būdavo tau, kai tu kalbindavai kitus muzikos atstovus, grupės, muzikantus, dainininkus, ar pačiai būdavo, kaip pavyzdžiui, kalbindavai kokį nors jų pasirodysiantį naują albumą, koncertą pačiai kažkaip viduj, kerteliai kažkur viduj. Gal ir aš kažkada norėčiau pati irgi tokį parašyti, sukurti, padaryti? Visada. Aš besirengdama specialybę bėgau nuo to, kas visada viduj buvo. Ir net vakar tai pagalvojau, kad man tai užtruko 10 metų, kad aš paimčiau ir padaryčiau kažką, nes ne veltui aš buvau muzikos vadyboje ilgą laiką ir visada būdavau šalia muzikantų. Tas toks neįsipildžiusios asmenybės tipas, žinai, kur tu pasirenki būti šalia, bet ne ant scenos, ne scenoje. Ir tas visada kažkaip man knietėjo tai visada. Ir dėl ko po to į teatrą nuėjau irgi visada šalia scenos, žinai, bet niekad joje. O mano visa vaikystė, visa mano mažos karjera buvo būtent scenoje. Aš buvau labai aktyvus sceninis vaikas. Šoko, groju, dainuoju, beždžioniukų diskotekos, visi konkursai, suvalkėtukų būrelis, žodžiu, visiškai dainų, dainelės ir taip toliau. Tai va. Tai dabar jau kažkaip gausi, kad išsilaisvinau. Išsilaisvinai ir pristatai dainą Mudviejų pasiliksiu, kas joje sudėta? Oi, dabar visai suprantu, kai muzikantai sako, kaip sunku apie savo kūrybą šnekėti. Sudėta viltis galbūt į meilę, į jos pagaliau kažkokį sutikimą, nes man atrodo visi mes tikimės kažkada galiausiai ją sutikti arba patirti tą tikrąją meilę arba tą tikrąjį įsimylėjimą ir galbūt kažkokia istorija apie tam tikrus įvykius, žmones, nutikimus, pasakymus, citatas. Tu minėjai, kad šita daina yra tiesiog pranašavimo būsimą mini albumą, tai ar visas albumas bus lyrinis apie meilę, ar staiga ir pašoksim ir padainuosim uždainį ir priedainį? Aš manau, kad
Jis vientisas, jis lyrinis, jis tikrai panašus į tai, kas dabar išleista. Bus ir liūdnesnių dar dainų. Šita, manau, viena iš tokių gal man asmeniškai viltingiausių. Ir šok dar kol kas, kažin. Nors nežinau, mano tėvai jau šoko duetą per šitą dainą, mokėdami priedainį, tai čia matyt priklausomai nuo nuotaikos. Tai kai tu tikėjai, kad kažkada gal ir aš pati būsiu ne tik tai šalia scenos, bet ir ant scenos, tu kurdavai turbūt, kaip dabar būna kartais sakoma, į tą stalčių ir tos kūrybos daug turbūt yra, ar dabar tik tai rašai ir kuria? Yra. Tie 5 kūriniai, taip kažkaip atrodo eilės tvarka man susidėliojo, kad rodos nuo jų reikia atsispirt. Tai turiu dar, bet kažkaip pradžiai norėjusi pradėti nuo šitų 5, kurie išeis. Tai kada dabar lauksim kitų premjerų? Pamatysim, aš manau, gal už mėnesį išleisiu dar vieną pagal Aido Marčėno tekstą. Tai ten yra mano pati pirmoji daina parašyta. Ir po to seks albumas mini. Lauksim mini albumo, o dabar tiesiog gali nuteikti klausytojus kokiai nuotaikai, kur nukeliaus, kokią emociją pasitiks tie, kurie dar negirdėjo tavo dainos, dabar išgirsė pirmą kartą ir tiesiog pristatyk ją klausytojams. Nukelt, aš manau, gali į norėjimą tyro jausmo kažkokio, pajausti kažką tokio lengvai nunešančio į gražią viltį arba tikėjimąsi ir kažkokią gražią galbūt patirtį. Kiti rašė man, kad tai meilės lopšinė yra arba lopšinė meilė. Tai man atrodo, kad jinai turi kažkokį liūliavimo momentą ir gali visai nuraminti. Tai manau, kad kam dabar prireiks, tai suskambės rame gaida. Visai netrukus eteryje bus pagauk žodį viktorina. Jau nebesiregistruokit turbūt, bet galit pabandyti, galbūt spėsite 2363-111 Vilniaus kodas 05. O kol lauksim viktorinos, kaip Kornelija ir pasakė, pasiliuliuokime su daina Mudviejų pasiilgsiu. Širdis taip šaukia mylėti.